Vilniuje plytinės kartodrome prasidėjo 2011 metų Lietuvos kartingo čempionatas. Jau pačios pirmojo sezono lenktynės parodė, kad ši automobilių sporto pradžiamokslių vadinama šaka tikrai atsigauna. Jau pirmame pirmenybių etape užsiregistravo net 80 sportininkų. Tiek dalyvių lenktynėse pastaraisiais metais niekada nėra buvę. Be visų pajėgiausių Lietuvos kartingo meistrų į varžybas atvyko svečių iš Rusijos, Baltarusijos bei Latvijos. Pasak Lietuvos kartingo federacijos prezidento Ramūno Savicko, dalyvių gausa leidžia tikėtis, kad viso sezono lenktynės bus labai įdomios. Be to, antrasis Lietuvos čempionato etapas birželio pradžioje vyksiantis Malininkų trasoje yra įtrauktas į Baltijos šalių čempionato tvarkaraštį, todėl tose varžybose dalyvių tikrai bus per 100, o realus Lietuvos lenktynininkų meistriškumas išryškės būtent kovose su kaimynais. Kad auga pajėgi ir perspektyvi sportininkų karta liudija tas faktas, jog net keletas Lietuvos sportininkų sudomino vieną iš Italijos komandų. Italai pažadėjo globoti pasaulio čempionatų besirengiančius sportininkus, sudaryti jiems geresnės treniruočių sąlygas, padėti įsigyti pačios naujausios technikos. Labai dideli planai. Simas Juodviršis važiuoja Rotax Max Euro Challenge. 7 sportininkai užregistruoti pasaulio čempionatą U18 kategorijoje. Laukia Rotax Max Grand Final, laukia Rock Cup International 2011. O pirmose sezono lenktynėse atkakli kova vyko beveik visose klasėse. Tarp pačių jauniausių sportininkų mikroklasėje svečių iš Baltarusijos spaudimą sugebėjo atlaikyti Šiaulių kartingo klubo atstovas Martynas Burtajus. Jis nugalėjo finale aplenkęs Danilą Klimenoką ir Vikentijų Tumanovą. Antras tarp Lietuvos atstovų buvo Deimantas Šimkūnas, o trečia liko Agnietė Gumauskaitė. Raket klasėje dominavo MS Kart komandos narys Lukas Stanevičius. Jis akivaizdžiai pranoko kitas prizinės vietas užėmusius Fiori Dumčių ir dar vieną svečią iš Baltarusijos Dženisą Slavinskį. Buvo nedaug varžovų, bet pagrindiniai varžovai išsimušė ten, net nežinau kaip, net nesimatė. Rock klasėje pamatėme Joną Gelžinį, pastaraisiais metais sėkmingai dalyvaujantį Porsche automobilių lenktynėse Anglijoje. Sportininkas nepabijojo išmėginti jėgų ir šalies čempionate. Po atkaklios kovos Jonas Gelžinis sugebėjo aplenkti antrą vietą užėmusį Konstantiną Struką, o trečias finišavo nugalėtojo jaunesnysis brolis 2010 metų Lietuvos čempionas Ignas Gelžinis. Rock Junior klasėje pirmavo Vadimas Šapovalas. Iš tikrųjų, aš šiais metais pirmą kartą kartingė sėdėjau ir nebuvau iš viso važiavęs. Pirmą treniruotę, antras buvau kontroliniuose. Pirmas važiavimas nepasisekė, bet gale vis tiek gavusi pirmas. Truputį viskas užmiršta po žiemos ir tiesiog ryte nusprendžiau, kad aš šiandien važiuosiu. Tad man čia yra daugiau hobis kartingai, tad nesiekiau aukščiausių tikslų, bet šiandien gavosi kaip gavosi. Pradžioj varžybų pakilau į 4. vietą, bet vėliau padangos pradėjo pergaidinėti ir nukritau į 7 ar 8. Baigiau 7 ar 8. Neblogai, sunku labai buvo, slėgį per didelį padarėm, tai važiavom, pradėjo slidinėti galas, tada daugiau ant priekio apkrovų, tai tada priekis pradėjo čiuošti ir stipriai padangos perkaito. Variklis buvo 2 kart perkaitęs ir neišėjo jo taušinti iki galo varžybų, todėl po 10 kokio rato tempas pradėjo kristi ir tada apsilenkė porą varžovų. Iš pradžių priekį važiavau, kaip ir kvalifikavausi. Vienas pajėgiausių pastarųjų metų šalies kartingo lenktynininkų Simas Juodviršis be didesnio vargo nugalėjo DD2 klasėje. DD2 Masters įskaitoje pirmavo Saulius Pocevičius, o DD Junior Karolis Jovaiša. Iš tikrųjų, čia galima sakyti, čia buvo gera treniruotė. Tiesiog pasitreniruoti su kitais, parodyti lygį. Tiesiog viskas. Neskaičiavau, kiek kartų aplenkiau, nors iš tikrųjų tai daug kartų buvo padaryti. Daug jaunų yra dalyvių, kurie Europoje startuoja ir čia. Ir tikrai tobulėja ir talentingų yra. Bene įdomiausia stebėti buvo KZ2 klasės lenktynės. Ant šlapio asfalto vykusioje kvalifikacijoje pirmavo Simas Stankevičius, tačiau finale jis niekaip nesugebėjo aplenkti labai greitai važiavusio Igno Misevičiaus.
Ignas nedarė klaidų ir sugebėjo iki pat finišo išsaugoti pirmąją poziciją, trečias liko Vytautas Surdokas. M125 klasės įskaitoje nugalėtojų tapo Leandras Tulpinas, ant garbės pakilos dar kopė Lukas Vaidotas bei Paulius Gražulis. Gausiausia buvo Lietuvos kartingo federacijos įskaitoje kovojusi laisvosios klasės dalyvių kompanija. Tarp 18 lenktynininkų po labai atkaklios kovos triumfavo Justas Pangonis. Drauge su čempionato ir Lietuvos kartingo federacijos taurės dalyviais dėl pirmųjų sezono taškų kovojo ir antrą sezoną vykstančių BMW formulės mini dalyviai. Pirmame etape, kuriame netrūko labai gražios kovos ir atkaklių bandymų aplenkti, geriausiai sekėsi Rokui Baciuškai. Pats važiavimas padėjo laimėti. Antrasis Lietuvos kartingo čempionato etapas birželio 4 dieną vyks Smalininkų kartodrome.